Kas 5 metus ES piliečiai renkasi, kas jiems atstovaus Europos parlamente. Europos parlamento rinkimai įvyks 2014 m. gegužės 25-ąją. Šie rinkimai bus ypatingi, nes juose numatomi tam tikri pokyčiai. Tam, kad daugiau sudomint piliečius šiais rinkimais, tam, kad parodyt, kad kiekvieno balsas lems, kokiu keliu pasuks Europą, yra Europos komisijos pateikti projektai Europos parlamentui ir kaip tik prieš atostogas balsavom, tai dar negalutiniai projektai, jie bus tikslinami. Tačiau jau dabar išaiškėjo, kad jeigu anksčiau dėl būsimo, tarkim, Europos komisijos prezidento, šitą postą dabar užima José Manuelis Barrosas, bet jis pasitrauks iš šito posto po rinkimų. Jeigu anksčiau spręsdavo tik tai valstybių narių vadovai, o paskui tvirtindavo arba nepatvirtindavo Europos parlamentas, piliečių nuomonė nebuvo svarbi. Tai dabar kaip tik ES piliečių nuomonė lems, kas bus naujojų Europos komisijos prezidentų. Kas užims Europos komisijos pirmininko postą priklausys nuo politinės jėgos, surinkusios daugiausiai balsų. Tad rinkimuose į Europos parlamentą itin svarbus kiekvieno rinkėjo balsas. Kiekviena partija kels savo kandidatą į tą postą. Ir kuri europinė jėga surinks daugiausiai balsų, tas žmogus bus pirmasis kandidatas, taip sakant, į šį postą ir jis galės, jeigu nebus absoliučios daugumos, tikriausiai nebus, jis galės vesti derybas su kitų partijų kandidatais, kaip ir Lietuvoje buvo po Seimo rinkimų, dėl bendros koalicijos, dėl palaikymo, bet kokiu atveju jis turės daugiausiai šansų užimti tą komisijos prezidento, komisijos pirmininko postą. Balsavimas Europos parlamento rinkimuose tai kiekvieno piliečio galimybė daryti įtaką parlamento sudėčiai ir sprendimams, kurie bus priimami per 5 kadencijos metus. Ir Lietuvos piliečiai, ir visos ES piliečiai dabar dar kartą noriu pabrėžti, turės galimybę pasirinkti. Ir balsuojant už vieną ir kitą partiją, aš patarčiau atkreipdėmėsi ne tik tai į tos partijos žmonės, kurie bus sąraše. Be abejo, labai svarbu, kad ką mes išrinksime į Europos parlamentą, ar tikrai veiklius parlamentarus, bet nemažiau svarbu pagalvoti, kokią jūs kryptį matytumėt Europai ateityje. Ar socialdemokratinę, ar konservatyvę krikščionių demokratų, ar liberalų, ar žaliųjų. Ir balsuodami tada reikėtų pagalvoti ir apie šitą svarbų ir naują dalyką. Manau, kad mūsų Lietuvos žmonės supras tai ir aktyviai dalyvaus rinkimuose ir aktyviai nukreips visą Europą, savo indėlį neš į vieną ar kitą kelią.